Labas rytas. Labas rytas. Čia yra Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė ir sveikinusi su jumis iš savo Molinių TV terasos. Šiandieną norėčiau, kad šita informacija pasiektų ne tik išmintingas moteris, bet ir vyrus. Nes noriu kalbėti apie temą, apie kurią kažkaip nelabai kalbama. Tai yra apie vyrų menopauzę arba apie andropauzę, dar kitaip vadinama. Visokių čia pavadinimų yra ir vidutinio amžiaus krizė, ir žilė galvon, velnias uodegon, čia visaip galima pavadinti. Bet viskas susiveda į testosterono mažėjimą, į lytinės funkcijos mažėjimą, ko vyrai nekenčia. Ir labai trumpai, nors pavadinimas toks sąlyginis yra andropauzė, menopauzė vyrų, bet vyrų ir moterų menopauzės vis dėlto labai skiriasi. Ir jeigu moteriai menopauzė reiškia laiką, kai baigėsi menstruacijos, ji nebegali pastoti ar ne, ir jos moteriškų hormonų, estrogeno, progesterono kiekis sumažėja pakankamai greitai ir moteris mes turime tokių kartais dramatiškų pokyčių, labai didelių sveikatos iššūkių, tai vyrų andropauzė sukelia labai laipsniškas testosterono vyriško hormono lygio mažėjimas ir senstant jis maždaug mažėja po 1% nuo 30 metų. Ir vyrų andropauzės susijusios būtent su testosterono mažėjimu simptomai yra tokie, kaip gali būti, bet gali ir nebūti. Bet nuotaikos svyravimai, gali būti dirglumas, žema tiesiog tolerancijos stresui, nerimas, depresija, mažėja raumenų masė, energijos trūkumas, krūtis vyro atsiranda, ginekomastija, miego praradimas, erekcijos disfunkcija, žemas lytinis potraukis. Ir beje, ne visada ši būsena ir šios būklės ne visada dėl to yra kaltas apskritai senėjimas ir testosterono mažėjimas. Manoma, kad prie vyrų menopauzės vystymosi arba andropauzės vystymosi gali prisidėti kitos poliligos, kaip širdies liga, nutukimas, aukštas kraujo spaudimas, antro tipo diabetas, mankštos trūkumas, apskritai fizinio aktyvumo trūkumas, rūkymas, alkoholio vartojimas, stresas, nerimas, miego kokybė. Ir ypač tai kalbu apie tiesioginį lytinės funkcijos sąsają su kraujagyslių sveikata ir bet kuris kraujagyslių chirurgas pasakytų, kad nebūna geros lytinės funkcijos ir geros potencijos be sveikos širdies ir sveikų kraujagyslių, nes kraujagyslės jos visur yra kraujagyslės, todėl verta galbūt pradėti galvoti ir tvarkyti savo problemas apskritai čia tiek vyrams, tiek moterims nuo gyvenimo pokyčių. Tai yra 4 pagrindiniai stulpai, yra nieko naujo, labai banalu, yra mityba, mankšta, streso valdymas ir miegas. Bet vis dėlto ir aš pažįstu vyrų, tai vat tiesiog ir kartais tiesiai šviesiai paklausė, ką nuo testosterono, kas didina testosteroną. Tai iš tikrųjų yra dalykų, kurie, jeigu imam šį kartą testosteroną, jie gali pakelti testosterono lygį. Ir šį kartą aš paėmiau tokį vieną populiariausių Amerikos tinklaraščių, sveikatos tinklaraščių ir vienų tokių, na gal prestižiškiausių, ar nesakysim, Medical News Today, tai jie išskiria 7 produktus. Čia yra tokia know-how, kaip sakyti, tipsai, kurie gali padėti padidinti testosterono lygį ir tai yra patikrinta tyrimais. Daugelis su žmonėmis, kartais ir su pelėmis. Tai va, kas yra tie stebukliniai tokie 7 produktai, kurios vyrai turėtų įsivesti į savo racioną.
arba gauti tų maistinių medžiagų kitais būdais. Tai ką, numeris 1, nežinau, ar atspėsite ar ne, labai plačiai naudojamas produktas – austrės. Austrės eina numeris 1, pirmuoju numeriu. Ir tikrai nelabai pažįstu daug vyrų, kurie čia kasdieną geria austrės ir tai be šampano, nes alkoholio reikėtų vengti. Bet austrės, kodėl? Nes juose iš visų produktų pasaulyje juose yra daugiausiai cinko. Tai va, cinkas yra apskritai labai svarbus mineralas ir labai svarbus reprodukcinės sveikatos šaltinis. Tai va, austrių porcijoje yra cinko daugiau negu bet kuriame kitame maiste. Ir vyrams, kuriems trūksta cinko, gali išsivystyti vadinamasis hipogonadizmas. Čia toks terminas, kurio metu organizmas iš tikrųjų negamina pakankamai testosterono. Ir jie taip pat gali patirti impotenciją arba uždelstą lytinį brendimą. Kur dar yra šios svarbaus mineralo, aišku, vėžiagyviuose, raudonoj mėsoj, paukštienoje, ankštiniuose riešutuose. Ir aš pasižiūrėjau savo spintelėse šaldytuve, kuo aš galėčiau pavaišinti savo vyrą, tai va, radau pupelių. Bet, pupelių sėklų, šitųgi moliūgų sėklose, bet vis dėlto nutricionistai laiko, kad iš augalinės mitybos gana sunku surinkti tą tinkamą cinko dozę. Tai va, aš ką galiu pasiūlyti ir tinklaraštyje parašysiu, tai būtinai pasipildykime cinko papildų, bet natūraliu cinko papildų. Tai va, mano rekomendacija – cheluotas cinkas, vėliau kelsiu nuorodą, tiesiog susirinkti tą 100 ar 200 mg cinko mums padės. Toliau antras – lapinės daržovės, ypač tos tamsiosios špinatai, keilkopūstai ir taip toliau. Tai aš čia šaldytuve pasikapščiusi, radau tokio mikso, ar ne, šiek tiek, va, špinatų, rukolų visokiausių. Tai čia jau dėl ko, ogi dėl magnio. Magnio, įsivaizduokite, jis yra atlikti tyrimai, gali padidinti testosterono lygį. Magnis. Ir aišku, žalios lapinės daržovės, jos ir turi ir kitokių dar labai gerų fitochemikalų, kitų maistinių medžiagų ir dar vėlgi magnio, ne tik lapinėse daržovėse, vėlgi tose pačiose pupelėse, riešutuose, sėklose, pilno grūdo produktuose. Cinką, magnį, va taip galima bandyti susirinkti. Taigi, trečias produktas tai yra riebi žuvis ir žuvies taukai arba omega-3 riebiosios rūgštys. Aš pasižiūrėjau, taip pat žuvies neturiu savo šaldytuve, bet nežinau, kaip vyrai ar vartoja čia po kelias porcijas į savaitę tos riebios jūrinės žuvies, bet paprastai dažniausiai mums trūksta omega-3 riebiųjų rūgščių. Tai mano rekomendacija omega-3 Salmon Oil Plus, tai yra visiškai švarus žuvies taukai. Tiksliau, omega-3 riebiosios rūgštys. Taigi, kalbėjom austrės, tai yra cinkas ar ne, lapinės žaliosios daržovės dėl magnio, riebi žuvis dėl omega-3. Ir ketvirtas dalykas, tas tikrai, nesunkiai ir nebrangiai gaunamas yra ypač tyro pirmo spaudimo alyvuogių aliejus. Ypač tyras pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, geriausiai, kaip sakyti, šių metų, praėjusių metų derliaus. Ir aš turiu čia tokį laukinių alyvuogių aliejų ir tikrai čia ant jo mes nekepiama, tai yra labai prabangus aliejus, pilnas polifenolių, jūs tiesiog paskui galėsiu įkelti gal nuorodą, kur aš perkuosi, bet būtinai paieškokite ne prekybos centruose to alyvuogių aliejaus, nekepimui skirto, o tikrai mūsų sveikatai, bet kažkokiuose specializuotose parduotuvėse arba taškuose, nes parduotuvės, iš kiek žiūrėjau, visas aliejus yra jau tikrai ne šviežiausio derliaus, o kelerių metų senumo ir jo labai mažėja maistinės savybės. Tai tiesiog
po lašelę, po šaukštelį, daugiau nereikia to aliejaus, jau grinai to gerojo įsigykime, čia tikrai užteks ten mėnesio ir keliom savaitėm. Toliau 5 produktas - svogūnai, česnakai, porai. Ir tiesa, dar nepasakiau, kad apie alyvuogių aliejų jame dar yra ir vitamino E ir yra atlikti tyrimai, kurie tiesiog nedidelio kiekio tyrimai, kurie aš juos įkelsiu, kurie rodo, kad aliejus gali padidinti sveikų suaugusiųjų tiek moterų, tiek vyrų testosterono kiekį kraujyje. Toliau eina svogūnai, česnakai, porai, nuo to tai jau visą laiką turiu, ar ne, svogūnai, česnakai. Apskritai tai yra alium šeima, garlic alium šeima. Ir yra atlikti tyrimai ir su žmonėmis, ir su pelėmis. Ir iš tiesų padidina ir antioksidacinį aktyvumą, ir bendrą testosterono lygį tiek su svogūnais ir jų ekstraktais, tiek su česnakais ir jų ekstraktais. Tai įsiveskime į savo racioną. Jeigu jau nepavyksta mums kiekvieną dieną vartoti to česnako žalių pavidalo, aišku geriau, nes kitaip dingsta tos savybės, tai tikrai rekomenduoju, ypač šiuo metu, labai puikus papildas garlic alium. Aš viską įkelsiu, gal čia kažkaip, man atrodo, saulės labai pavėsi sėdžiu, gal nelabai matosi, bet yra garlic alium papildas, česnakas, poros, svogūnas, būtent jo ekstraktas. Ir kuo skiriasi, kodėl aš vis tik rekomenduočiau galbūt kažkokius ekstraktus, nes jie paprastai turi, ypač jeigu jie turi, kažkokią technologiją, kuri praeina skrandžio rūgšties barjerą ir patenka tiesiai į žarnyną. Kodėl česnakas šiuo metu, čia ne tik vyram, bet ir moterim ir vaikam, nes labai aktuali tema pavasarį atbaido erkės. Tiesiog erkės labai nemėgsta šito iš porų sklendančio kvapo, tai tokia labai gera prevencija erkių sezono metu. 6. Imbieras, ar ne, imbiero šaknis, irgi atlikti tyrimai su imbiero ekstraktu, kad gali padidinti testosterono gamybą. Tiesa, čia buvo su pelėmis atliktas šis tyrimas. Tai va, be to, imbiero papildai, kaip ir česnako, ir svogūno, jie gali padėti sumažinti kraujospūdį ir pagerinti kraujotaką. Tai yra tokie abu seksualinės disfunkcijos rizikos veiksniai. Tai viskas, kas tinka širdžiai, tinka ir lytiniai funkcijai. Ir 7, paskutinis, tai yra granatai. Paskutinis, bet, kaip sako, gali būti ir pirmas, ar ne? Granatai apskritai jau nuo seno yra senas vaisingumo ir seksualinės funkcijos simbolis ir juose esantis tas antioksidantų kiekis gali palaikyti ir širdies sveikatą, ir sumažinti stresą. Ir tyrimai, 12 metų čia tyrimus turiu, rodo, kad granatas gali padidinti testosterono kiekį. Ir per gana trumpą laiką, per berods, dabar nepasakysiu, įkelsiu nuorodą, per kelias savaitės iš tikrųjų testosterono kiekis buvo matuojamas seilėse žmonių, kurie vartojo po stiklinę granatų. Grinų, ne gėrimo, bet cukraus, grinų granatų sulčių, tai jų kiekis seilėse padidėjo, testosterono kiekis seilėse padidėjo vidutiniškai 24% ir taip pat pagerėjo ir nuotaika, ir kraujospūdis. Dabar granatų sulčių, jeigu ieškom, tai tikrai nepasidarykime savo blogiau, ieškokim ne gėrimo ar ne su cukrumi, bet yra tikrai stikliniuose, galbūt induose grinų tokių granatų sulčių ir po stiklinę tų granatų sulčių. Aš granatų sulčių neturiu, bet visą laiką turiu ir rekomenduoju ekstrakto. Ekstraktų visą laiką reikia mažiau, tai va čia turiu tokių esenciją, ekstraktą ir jo užtenka čirkelės, atitinka granatų stiklinės sulčių maistinė vertė. Čia yra ir granatų ekstraktas, ir žalios arbatos ekstraktas, kas irgi yra ir priešvėžinis darinys, ir jauninantis, ir yra alfa-lipo rūgštis, taip pat infloks uždegimą mažinančių uogų mišinys. Ir, žodžiu,
tinka tiek vyrams, tiek moterims, tai čia į sveikatėlę, kai baigsim, išgersiu. Tai va, šiandien tiek žinių ir peržiūrėti šią informaciją su visomis nuorodomis galėsite netrukus ir YouTube kanale Sveikatos žurnalistė ir tinklaraštyje, kas mėgsta skaityti ir gilintis į nuorodas, tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt. O rytoj dar noriu pratęsti vyrų temą, nes čia yra, kaip sakyti, testosteronų, bet yra daug tokių rimtesnių bėdų susijusių su prostata ir prostatos vėžio rizika. Tai aš turiu nuostabių žinių vyrams ir nuostabų tyrimą, fantastišką tyrimą 100%, kuris įrodo, kaip pakeitus gyvenseną galima sustabdyti jau net genetiškai užprogramuotą ir rastus darinius, reiškia, ar nevėžinius prostatoj ir gražinti į reversą, ar ne, ir ilgai ir laimingai gyventi. Ir visa tai susiję su gyvensenos pokyčiais ir mityba. Tai vat rytoj tuo pačiu laiku sekite ir perduokite vyrams apie tai, o šią informaciją pasidalinkite su tais, kurie jums rūpi. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė, iš savo vasaros terasos. Atsiprašau, galbūt kokiuose šešėliuose esu, nesugaudžiau šviesos žaismo. Tai tiek žinių iš Molinių. Ate.